Šiandien pakalbėsim apie anekdotus. Pirms anekdotas. Per fizikos pamoką mokytojas klausė Petriuko. Jei nuspaudus jungiklį šviesa neišsižiebė, kas gali būti dėl to kaltas? Mokytojau, o ar jūs sumokėjote už elektrą? Skelbimas: parduodu medų natūraliomis pakuotėmis, aviliuose su bitimis. Kalbasi du buhalteriai. Kodėl varnos rudenį neįskrenda į šiltuosius kraštus? Klausė vienas. Čia priėjo Kindziulis ir tarė. Todėl, kad jos per dieną skridusios į pietus, naktį grįžta atgal, kad apskaičiuotų, kiek nuskrido, ataskaitai. Operos teatre sėdi du melomanai ir klausydamiesi operos varto natų puslapius. Šalia jų sėdinti žiūrovė klausė savo kaiminės. Gal žinote, kas čia tokie? Nežinau, tikriausiai kokie auditoriai. Moteris skundžiasi draugė. Įsivaizduoji, nusipirkau naują šalikėlį, o jis vyrui nepatinka. Tai nueik į parduotuvę ir pasikeisk į kitą. O kur aš rasiu tokią parduotuvę, kurioje vyrus kabojo 3 šikšnosparniai ant šakos, staiga vienas atsistojo ant šakos, galva aukštyn. Likę du susižvalgė, vienas klausė. Klausyk, kas jam? Ai, nesijaudink. Jis jau ne pirmą kartą nualpsta. Ateina bežionė pas zoologijos sodų direktorių ir sako, daugiau nebegaliu gyventi šalia žirafos ir zuikio. O kodėl? Zuikis visą dieną pasakoja anekdotus, o žirafa visą naktį juokėsi. Verslininkas giriasi savo kaimynui. Kai prieš 20 metų pradėjau karjerą, turėjau tik 2 tuščias kišenės. Šiandien aš turiu 1 milijoną. Kam jums tiek kišenių? Kokių kišenių? Žaltį, aš čia ne kišenių, aš 1 milijoną turiu, o ne kišenių. Viena gyvatė kitai. Klausyk, gal žinai, ar mes nuodingos? Kodėl klausi? Ką tik įsikandau į lūpą. Sunku pasakyti, gauni eiti pas daktariukštį, jis tau pasakys, kaip čia yra. Piktas žmogus skambina į kompiuterių pagalbos tarnybą. Manęs prašo slaptažodžio ir vis sako, kad jis netinkamas. Darykite kažką. Jūsų serveris sugedo. O ką jūs vedate slaptažodžio vietoje? Kaip tai ką? Aš vedžiu 5 žvaigždutes. Klausyk, vaikelė, tu čia jau nušišneki iš viso, tai reikia vesti žodį, ar raidės, ar skaičių. Kokias dar žvaigždutės vesti, čia kažkokio